Sveiki gyvi, sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausiu vardu. Ir šį kartą grįžtu su antra dalimi iš Too Many Bones produktų unboxinimo, kaip savo kolekcijos papildymo. Tai va, pagaliau jau turiu visą likusį stuffą. Ir šį kartą unboxinsiu viską, kas yra naujausio, kas buvo praėjusiam kampeinė, ir dar priminsiu apie vieną expansioną, kuris kartais pasirodo prekyboje, o kartais jo tiesiog neįmanoma rasti. Kaip matote, mano Unbreakable boxas yra visiškai kitokiam syle. Tai yra taip todėl, kad aš pasiėmiau atskirą pledžą būtent su šituo boksu, bet ne su visais čipais. Tai jo skirta tiems, kas jau turi kitus Too Many Bones žaidimus, tai dėl to yra kitoks įpakavimas. Tai pažiūrėsime, ko trūksta ir kokie pagrindiniai skirtumai, bet iš esmės tai yra tas pats Unbreakable boxas, tik tai jis, turėtų nebūti health chipų ir dar kažko. Tai va, tuoj galim pasižiūrėti iš viso. Ir bus dar visokiausi expansionai ir addonai, kurie buvo prie pledžo. Taip. Jo, va čia šiek tiek kažkokie mini netitikimai. Čia tokia labiau eco-friendly versija yra. Tai taip atrodo nugarinė dalis. Ir kažkokia, nežinau, bent man atrodo tamsesnė, bet kaip matau ekrane visai nieko. Irgi naujas logo. Tinka šitas naujas koras 1-2 žaidėjam. Jeigu turite daugiau džiolokų, gali žaisti iki 4. Net matau čia TMB parašyta vietoj Too Many Bones. Irgi įdomus sprendimas. Unbreakable artas dėžės viduje. Atnaujintas rulebookas, nors vis tiek rašo version 1.0. Matau viskas anglų kalba, tai labai super. Pagrindinis skirtumas šio koro, kad viskas vyksta ant lavos. Tiksliau yra į Battlefieldą dedasi čipai. Ir vieni reprezentuoja skystą lavą, o kiti jau sukietėjusią. Tai va, reikia turėti omenyje, ant kurios vietos geriau būti, nes kitaip nudegsime bežaidžiant. Taip, čia dar visokie explanationai ir taip toliau. Rulebookai niekados nebuvo stiprioji chip theory gamesų sritis. Stop reading. Stop reading, kas čia? Nauji game modai yra. Irgi privalumas, kaip matau, Adventure modas, Heroic Adventure ir Legendary Adventure. Taip, indeksas, kaip visada, visko nemažai. Taip, kas yra dėžėje? Kortelės, jo, viskas padaryta labai panašių principų kaip atnaujintam core boxe Too Many Bones. Ir žiūrim, kas čia. Tai vat kortelės plastikinės. Iš karto žiūrim, gal patogiau kažkur atsidaro. Taip. Campaign rewards, jo, čia atskiras campaignas yra. Encounter kortelės. Taip, ir čia matau lūto kortelės yra. Taip, pažiūrėsim detaliau tuoj. Taip, pum. Kažkokie epilogo kortelės va čia. Ir lūto kortelės. Nu jo, įdomus variantai. Visada su lūto kortelėm per daug nežiūrėsiu, bet visko čia yra kaip visada. Visokių easter eggų ir panašių dalykų, tai kažkokių užuominų ir taip toliau, tai reikės kažkada detaliau peržiūrėti. O čia
Taip, dar encounter kortelės ir tyrant encounter kortelės. Taip, encounter cover kortelė irgi su artu. Decounter kortelė, bet iš karto jau galiu pasakyti, kad aš irgi turiu mapą. Nu jo, parodysiu šiek tiek vėliau, kur tas dienų countinimas ir vyksta. Taip, čia battle planai prieš tirantus ir panašiai. Ir tirantų encounter kortelės. Ir čia bus dar encounter kortelės, bet čia jau tos įprastinės, į kurias įmaišote tiranto encounter kortelę. Taip. Jo. Žalia pusė, o čia jau pati informacija. Kokybė kortelių kaip visada superinė, nu, tik tais man kaip įmučių mėgėjai šiek tiek keista yra, bet jau čia toks dalykas. Taip. Tai va, sunku suprasti, kur čia turėjo būti health chipai tada, jeigu čia taip, arba nebent jo vietoj, šitoje vietoje health chipai buvo, tai jo, čia tiesiog health chipų nėra ir daugiau viskas, kaip suprantu. Taip, čia visi pagrindiniai čipai. Tuoj kaip tik atidarysim. Tai va, čia tie lavos čipai. Labai irgi gražus. Svoris jaučiasi, tai jo. Čia kaip įprastiniai monstrų čipai, tokio pat svorio. Taip. Čia gal tirantai kokie nors. Ne, monstrai tiesiog skirtingų spalvų. Taip. Čia paskui dar monstrų. Gal šitų neišpakuosiu. Čia decounteris matau labai storas. Man atrodo storesnis negu iš kitų dviejų boksų. Tai šitas gal visai būtų ir įdomus. Ir jo, dar pažiūrėsim čia kauliukus. Nes matau, kad dželokų čipai lyg ir tenais yra. Tai vad bedžiai. Skirtingo stiprumo. Įvairiausiai sudėti. Taip. Ai. Čia kažkoks čipas įdomus. Gal first player ar kotais. Ir čia yra vienas džerloko čipas, gal kažkoks promo, vat sunku pasakyti, nes matau, čia kaip tik stretch goal'ui yra storesnis čipas, jo, bet tas decounteris storesnis tikrai cool dalykas, galim vat pažiūrėti kaip tik rulebook'e, kas čia yra. Aha, fazės čipas tas, kur rodžiau, ir du džerlokai. Okay. Rock lava čipai, jo pažiūrėsim. Taip, su šitais čipais aišku. Tada kauliukai. Irgi superiniai boksai, man būtent va tokie boksai primena, kas žino Dice Masters iš Viskidų. Tai irgi smagus kauliukai. Gražiai lygiai padaryti. Jo, dvi gražios spalvos naujų džerlokų. Dabar tik nepamenu jų pavadinimų. Tuoj kaip tik ir pažiūrėsiu. Ir čia antras boksas. Tai va, likęs džerlokas. Kažkokie cube markeriai. Tai irgi reikės pasidomėti. Čia va kažkoks tokenas. Čia kažkokie įdomus daisai. Šitas naujos spalvos daisas. Na jo, čia kaip visada. Daug įdomių ir gražių dalykų. Taip, čia kažkoks
maišelis. Tai va galim dar pasičekinti rulbuką dėl tų geolokai. Naujam korsetė yra Figment and Gale. Na ja, tuo reikės pasižiūrėti. Jo, ir matau, kad lockpicking daisų nėra ir attack ir defense daisų. Tai va ir round counterio nėra. Tai taip pat adventure tokenas ten tas raudonas yra. Tai taip, tai iš esmės, kas skiriasi nuo įprastinio bokso, perkant tokį ekologinį variantą, tai nebus attack defense daisų, lockpicking daisų ir help chipų, kaip suprantu. Ir mato, lane markerių nėra. Tai čia tokie dalykai tik tais skiriasi. Taip, ir va čia visi metai ir referenčitai. Jo, ir aišku, superinis artas dėžės viduje. Taip, žiūrim. Taip, čia bad skills references, useful dalykas. Adventure reference guidas irgi labai geras dalykas. Taip, ir figmentas su geilu. Tai vat, nelabai suprantu iš tikrųjų, kam tie tokenai naudojami, kuriuos matėme. Kažkokios papildomos informacijos aš nematau. Tai labai įdomu. Tai reikės pasidomėti, jeigu kažkas žinote, tai rašykite, nes man pačiam labai įdomu. Taip, ir čia jau geolokų metai, tai figmentas. Čia naujasis Battlegroundas ir Geilas. Taip dar pasižiūrint. Abu po 4 gyvybės basinės turi, dekstėti visai nieko, tik Geilas turi ataką. Plius kombinacija turėtų būti žaidžiant būtent šituos du. Tai toks Unbreakable boxas. Naujasis koras yra. Dabar eisime dar prie naujų geolokų. Tai vienas iš tokių atsirado Polaris geolokas. Čia kita pusė. Matau, naujų dalykų yra. Ko nesu matęs kituose. Unbreakable artas viduje. Taip. Tai va, nauji tokenai, kaip matau. Irgi super spalva. Čipas. Ir va tokie metaliniai tokenai. Vienas auksinės ir 4, dabar net nebepamenu, kaip ta spalva vadinasi. Taip, čia playmetas toks. Vienpusis irgi. Čia dexterity net 4, kas irgi labai super yra. Ir va čia bus šitai irgi įdomus. Dice ikonų explanationas atskiras yra ir panašiai. Difficulties labai aukštus yra, solo geras, kaip matau. Kur čia kas naudojasi ir kur dedasi. Dabar matau, ant pačio metų yra va tokios zonos. Tikrai įdomiai atrodo. Toliau sekantis naujas yra Static. Irgi labai graži, įdomi spalva, čia jau tokia oranžinė labiau. Tai šitas gal bus pats agresyviausias.
Net 3 čipai viduje. Labai graži spalva ir čia nežinau, ar čia kokį stoną uždeda ar ką, sunku pasakyti. Pasižiūrėsiu. Nes kaip matau, jau iš karto net 5 gyvybės. Yra taka tik viena. Vienpusis. Kažkaip spėju užsikrauna ir atakuoja. Gal kažkas tokio. Ir labai įdomi, kad charakteris šitas ne maišelėje. Tai ką galėtų daryti ir su visais kitais iš tikrųjų, nes kam tas maišelis reikalingas. Labai lengvas difficulty. Solo toks pusė bėdos, kaip suprantu, kopa solo su juo. Čia kaip toks norintis ilgiausiai išgyventi. Čia kaip kas kokį lainį žaidė kaip berserkeris, destroyeris iš tos pusės. Gal net kažkas tokio. Įdomi. Aš vien dėl, sakyčiau, spalvos norėčiau išbandyti. Bet jeigu dar kad ir paprastai žaidžiasi, tai irgi privalumas. Taip, ir kampeinė dar vienas dialogas buvo, tai karkasos. Spalva tokia žalta suoka. Irgi labai graži. Cooking with Characters, prisimenu šitą dalyką, tai čia su karkasu pridedama knygutė, kokius receptus galima pasigaminti, tai va čia yra sriubos, užkandžiai ir panašus dalykas, tai va tokius cool dalykus galite gauti su Too Many Bones žaidimu ir jo produktais, taip, diners, jo. Labai cool. Desertai. Jo, tikrai reikės išbandyti kažką. Super, tikrai. Taip, čia kauliukai ir pasčipas, daugiau nieko ekstra. Tai metas vienpusis, 4 gyvybės, 3 dexterity, 2 atakos, tai labai atrodo smagus statsai baziniai. Tai turėtų būti stiprus, gal net tankinis veikėjas. Ir receptų kortelės. Supratau, jis bedi čipus naudos, kas irgi yra labai cool. Tai va, atidarykim, pažiūrėkim. Super. Gross food. Super. Tai va čia yra dialogas virėjas. Iš esmės. Taip. Ir matau, vėl plastiko nėra. Plastikinio maišelio, tai irgi labai super. Sudėtingumas aukštas, solo geras. Visai. Nieko. Įdomus veikėjas, kuris gamina visokiausią maistą žaidimo metu. Tai useful. Visada, manau, verta pasiimti virėjus į kelionę ar į kokią iškylą ir panašiai, nes visi norim skanaus gero maisto. Tai va, tikrai maloniai esu nustebintas karkasu. Toliau, ką dar čia galiu parodyti. Vien dėl to, kad followinau kampeiną ir būtent tokiu būdu ėmiausi šitą atskirą pledžą būtent Unbreakable boxo. Tai gavau crossover packą. Tai jį gauna visi, kas pirko atskirai arba followino kampeiną nuo pat pradžios. Tai va, atsidarykim, kas viduje. Man irgi patinka šitie booster packų tipo tokios pakuotės. Ir čia bus keletą kortelių, kiek aš pamenu.
Tai va šito negausite iš riteilo. Taip, čia iš kitų geimų jo, kaip suprantu. Jo, tai čia Hummingbirdas, man atrodo, gal iš Cloudspire bus, Command Module iš Burn Cycle and Duskbreaker. Good question. Bethesda, tai iš Elder Scrolls. Crossover packas, cool dalykas. Ir daugiau buvo dar 3 tokie campaign boxai, tai Rage of Tyranny, tai yra alternatyvūs tyrantai ir dėl encounterį Too Many Bones ir Undertow žaidimam. Taip, čia yra kita pusė, tai anksčiau buvo didesnės dėjo, dabar tokio dydžio. Tai va čia bedi čipai. Jo, kurių nepakuosiu, bet čia daug ekstra alternatyvaus stafo. Kauliukai. Šitas raudonas aš prisimenu iš Koro. Gal šitą purpul taip pat. Ir naujas alternatyvios kortelės. Tai iš esmės čia galim pasakyti taip, kai būna filmuose kokia nors blogiečio sugrįžimas, tai čia šito expansiono toks ir principas yra, kai nugalėjai blogiečius ir jie sugrįžta tau atkeršyti. Jo. Yra tikrai matytų diantų, tai toks kaip gal ir pasunkintos versijos, alternatyvios versijos, Lūto dar nauja yra ir panašiai. Su ekstra taisyklėm. Tas čia, man atrodo, bazinio žaidimo, jeigu neklystu, Undertow, nepasakysiu dabar tiksliai. Tai toks Rage of Tyranny boxas. Taip, tada kitas mini boxas, tai buvo 40 Waves in Delor. Tai čia jau reikia turėti Undertow boxą, kad jį žaisti. Čia jau matau mažiau stafo yra. Kauliukų reiškis nėra. Tai jo alternatyvus bedi versijos ir... Va čia superystė, nes matote bedi kaip Wall-E. Cool dalykas. Ir kortų tag boxas. Ir čia nauji encounteriai, bedžiai. Ir panašiai. Nu jo, nauja simbolika, ekstra dalykai. Čia Undertow žaidimui. Tai jo, tai veičiausiai šitas artas yra iš Undertow. Ir veikia 100% galima teikti. Ir trečias boksas. Tai 40 Caves in Delor. Tai šitą buvo galima gauti nemokamai pledžinant Unbreakable Core boxo, bet kurį pledžą. Arba bus dabar galima atskirai nusipirkti retailę. Tai čia iš esmės visas ekstra stuffas, ekstra encounteriai, badžiai ir panašiai. Jo, matau irgi papildomų kauliukų nėra. Tik kortelės. Tai iš esmės jo, čia kaip papildomas kampeinas gaunasi. Pledžinę praėjusiai kampanijai, bazinį pledžą gaunate kaip 2 kampeinus. Nes kas yra tikrai cool. Ir labai apsimoka vien dėl šito. Nes gaunate tiesiog expansioną for free. Tai vat, daugiau kortelių, daugiau alternatyvų žaidimai ir panašiai. Tai aš net neįsivaizduoju, kiek dienų reikėtų žaisti, kad viską pežaisti, visus kampeinus. Ir tikrai įdomu. Ir aišku, čia Unbreakable artas dėžės viduje. Tai va tokie
žaidimų skirti komponentai iš pačio kontento, ką žaisti. Ir dar taip pat buvo Dice Trejus, kuris va taip susiseks ir bus kur įdėti daisus Unbreakable kampeinui būtent skirtas. Taip, ir aišku Adventure Mapas. Jau va šitą pusę rodyti reikėtų, kur va čia dedate Daychipą ir su tokia, važiuojate iš esmės, kur kas kaip vyksta. Tai va čia yra vienai pusiai ir kitai pusiai, tai čia man atrodo cave'ui, jo čia caves, o čia korui skirtas dalykas. Ir limited produktas. Ir su šito boksu jau iš esmės yra visi įmanomi boksai, kuriuos aš jau parodžiau per šitas abi dalis, kas susijęs su Too Many Bones'ais. Ir toks yra visas kontentas. Aišku, neskaitant ekstra kontento, kurį galima iš sekretų gauti, tai ten visokios papildomos kortelės, papildomi badžiai ir panašiai. Tai kiek skirtingų geolokų variantų yra Too Many Bones žaidime ir panašiai, tai tuoj grubiai čia. Taip, koras duoda 4, Undertow 2, Unbreakable 2, tai jau 8, plus dar 8 atskirai, tai jau 16, dar Lebretsai ir dar ten vienas. Tai vat apie 18 geolokų, jeigu gerai skaičiuoju. Nežinau, kiek kampeinų, kiek galimų badžių, alternatyvų ir panašiai. Tai tokio dydžio Too Many Bones žaidimas yra, su visais expansionais ir visų ekstra kontentų. Tai tikrai visko labai daug. Nenustebkite, bet grįžtu su antros dalies papildymu Too Many Bones produktų. Tai čia, ką matote playmetą pačioje, tai čia yra Too Many Bones playmetas didžiulis, kuris yra, jeigu dydžių pasakant, tai didesnis negu X-Wingo playmetas, tai daugiau negu 3 pėdos. Plotis gal toks pat, tik ilgis, sakyčiau, yra 4, jo, greičiausiai 4. Ir taip pat gavau likusias 2 knygas, tai dabar jau turiu visas knygas. Ir gali būti, kad dar bus 3 dalis, tai 3 dalis bus apie visas promo korteles ir visus papildomus dalykus iš mįslių, kurios yra baziniuose žaidimuose, kai kuriuose expansionuose ir panašiai. Jeigu ir bus 3 dalis, tai būtent to stafo, nes promo beveik viską turiu ir gausiu gal likusių stafą ir paskui, aišku, visi tie ekstra dalykai, apie kuriuos niekas nežino kabutėse. Tai matysime, nežinau. Gali būti ir bus, gal ir nebus ta 3 dalis, bet dabar parodysiu knygas, apie kurias nieko nežinau. Aišku, Automation of Shell rodžiau, tai ten viskas yra aišku, o vat kas yra čia, man nieko neaiškaus, tai pamatysime. Tai vat knygos buvo ilgai delėjintos dėl problemos su gamintoju Indijoje, kiek aš pamenu. Čia yra The Liberation Logbukas, gražus ornamentas, čia siūlai, viskas. Taip, tuoj tada priartinsim labiau, galėsim pasižiūrėti. Taip, patraukiam iš šono. Tai Liberation Logbukas. Collection of artwork, battle logs and stories from the board game Too Many Bones. Taip, jo, įdomi. O, koks grožis yra, tai čia yra pagrindinio žaidimo iš Delor mapas visas, prologas, jo, įdomus iršimas, va čia concept artas, toks buvo, čia jau full coloras. Tikrą knygą vartytume, tai va toks įspūdis. Tai va boomeris, tinkas, tokios puslapį atrodo kaip senos nutrintos knygos, tai
labai smagiai tantrumas, vanilį, nagetas, piket, ibon, čia jau bedis, tirantas, gal net nežinau jau. Va, goblinai, nu tai čia bedžiai, goblin kingas tai tirantas, orkai, troliai, va, troll chieftain irgi tirantas, tą tikrai pamenu, drelenis tirantas, tai čia golemai ir boksai, o šitų dar nežaidžiau su vilkais. Tai va, trumpos istorijos, ką bus tikrai įdomu paskaityti. Tai va, taip pat mano naują kamerą, aišku, matote, bet jau iki šio video jau irgi būsite pamatę, tiesiog dabar galima palyginti skirtumą. Jo, čia tokie logsai, tokios kaip mini istorijos, va čia siūlas gal šiek tiek nutrūkęs, nu jo, nereikia norėti, nes atrodo kaip sena knyga. Tai vat, nežinau, ar čia kažkas paslėpta. Šitoje knygoje, vat su myslėm bus sunkiausiai, greičiausiai reikės paieškoti pagalbos Discord'ui ir panašiai. Nu, va tokia knygutė. Galėjo būti storesnė, žiūrint pagal tai. Taip, grįžtam į pradinį vaizdą. Čia, man atrodo, yra log knygutė, jeigu aš neklystu. Pažiūrėsim, vat. Surišimui siūlas papildomas. Taip, čia yra waterlogged book. Čia jo galima susirišti. Ar kaip pasidaryti, net nežinau. Irgi toks įdomus pateikimas. Tuoj prisiartinam. Waterlogged book. Irgi daug visokiausio kontento. Dėlor mapas. Irgi panašaus jausmo popierius. Jo, tai čia irgi istorijos. Bet kai bus proga, tikrai reikės paskaityti. Jo, netgi kvapas kaip senos knygos. Nu, vat. Jo, įrišimas tas labai įdomus. Aišku, čia toks kaip ir, va, taip paskaitus galima užvesti, vėl grįžti prie tos pačios pozicijos ir panašiai. Baddies. Nu jo, tikrai įdomu. Jeigu kas turite tokias senovinės knygas ir žinote, ką su jom daryti, turiu omeny, vat su tokiu tipo siūlu parašykite. Tokia antra knyga. Ir va čia trečia, su daug daugiau apsaugos. Nu jo, bet čia ir grožis papildomas. Tikra oda jaučiasi, viskas gerai, prisiartinam. O čia kokbukas. Čia tokie popierius kitoks jau jaučiasi, paglamžytas labiau. Jo, šiaurinė dalis Deloro, čia undergroundas. Čia irgi kvapas toks irgi jaučiasi. Riffle. Hello Reader.
Prologas, tai irgi tokia kaip istorijų knygutė. Kas įvyko, gal ir panašiai, nežinau. Tai va tiesiog pavartysiu, nes čia va kuo Too Many Bones ir ypatingas, tai savo grožiu, savo loru, artworku, istorijomis. Irreplaceable. Interlude notes and dispatches. Su amžiumi tai čia koks timelinas greičiausiai. Record of escape. O Polaris. Gale. Tai va tokia įdomi, rimta knygutė. Tai va tokios 3 knygutės, kas manau ir užbaigia antrą dalį iš Too Many Bones. Ir kaip minėjau, gali būti, kad bus dar ir 3 dalis, bet tiksliai nežinau, kada turėsiu visas promo, būsiu sprendęs visas mįsles ir taip toliau. Ir aišku, reikia daug išbandyti, sužaisti, paskaityti, nes to kontento Too Many Bones yra begalės. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kito karto. Iki.